Sveiki dar kartelį. Tikiuosi mane matot ir girdit. Taip, aš esu stotelėje numeris 2. Vėl kalbėsim apie sklypus. Kaip jūsų diena, pasidalinkit. Aš tai dabar truputį jau nuvargau, kadangi keliaujam šiandien kartu su vaikų komanda, tai dar plus prisideda mamos rūpestėliai. Žinot, kaip kelionės metu būna. Matau, kodėl, kada, greičiau, aš noriu ten, dabar ten. Tai dar pasidalinu keliose grupėse. Transliacija. Ir pasidalinsiu, kurgi aš čia esu. Tai jeigu pirmai kalbėjau apie sklypus, tiesa, dar prisistatysiu, jeigu visgi kažkas naujai pamatys dabar mane. Aš esu Vaida, dirbu nekilnojamo turto agentūrai Ačiū NT su nekilnojamo turto pardavimais ir padedam žmonėm greičiau, sklandžiau, pelningiau parduoti nekilnojamą turtą. Jeigu kam nors irgi aktuali šita tema, galite kreiptis, pasikalbėsime. Mūsų tikslas yra tikrai, kuo įmanoma greičiau pasiekti jūsų tikslų. Tai yra pardavimo ir tam naudojam tikrai aktyvią reklamą, daug darbo. Žodžiu, pasiekite mūsų internetinį puslapį, Ačiū NT, Facebooką ir tikrai pamatysit, kaip dirbame. O dabar prieš tai buvau visiškai, Kauno pašonėje, Kaune, kalbėjom apie namų valdos sklypą. Norėjau parodyti ten šiek tiek ramybės, ar ne, kur galima atsitraukti ir nuo miesto šurmulio ir susikurti savo ramybės oazę, tačiau kaip tik pasirodo šiandien vyko kelio darbai, keliuko remonto, burzgė traktoriai ir nepavyko tos ramybės jums pademonstruoti, bet dabar su šeimyna kaip tik išvažiavom iš miesto šurmulio ir atvažiavom į kitą objektą. Tai aš įdėjau nuorodą, tai yra sklypai Kauno rajone, netoli Ežerėlio, Krušinskų kaime. Ir čia, galit paklausyti, aš dabar užtirsiu ir paklausykit, ar jūs ką nors girdėsit. Ką girdėjot? Aš tai žinokit net nekvėpau. Manau, turėjote girdėti vieną kitą paukštelį. Gal čia kur šiek tiek tolumoje girdėjau. Ta prasme vėjelis ir visiška ramybė. Aš nežinau, kaip gerai jūs mane girdit ir matot, nes man čia vis meta, kad yra pakankamai lėtas interneto ryšys. Tai tikiuosi matote gerai. Tai kasgi čia per sklypai ir kasgi čia per vietovė. Tai čia yra parduodami, įeisite į aprašymą. Aš įdėjau į skelbimo nuorodą į aruodą. Ir čia yra parduodama žemės ūkio paskirties sklypai. Kaina tikrai yra labai palanki, vertinant tai, kad tai yra Kauno rajonas ir nuotolis nuo Kauno yra nedidelis. Ir galite įsigyti įvairių variantų. Viso yra, palaukit, kiek yra, virš 16 berods hektarų. Viso, jeigu visi sklypai jau yra keletas, išdalinti, atsiverskit, pasižiūrėkite detaliau. Ir galima įsigyti pavieniui vieną sklypą, 2 sklypus, galima įsigyti viską iš karto ir turėti daug sklypų čia. Ir ką jūs čia galit nuveikti. Tai iš esmės, aš dar parodau, kur daugiau mažiau yra ir apie kokį vaizdinį mes kalbam, ar ne?
Tai yra, va. Girdėt. Tai va, tai yra sklypai ramybėje, atokesnėje tikrai vietoje, bet kartu susisiekimas yra tikrai geras, nes iki pačio ežerėlio čia yra vos keli kilometrai, kaip sakyti, iki civilizacijos, bet jūs kartu turite ir labai labai ramią vietą. Tai kągi čia galima veikti? Tai pirmiausia, aišku, čia galima ūkininkauti. Galite ūkininkauti ir čia žemės derlingumas būtų labai naudingas visoms kultūroms, kas mėgsta rūgščią durpinę terpę, nes čia yra labai durpingos vietos. Tai visi, kas norite auginti galbūt šilauogės ar ne, tai būtų labai geras pasirinkimas. Galima čia ūkį įsirengti. Taip pat iš javų galbūt rugiai berods mėgsta, ar ne, rūgštesnė dirva ir kitos kultūros, kam tiesiog yra naudinga rūgšti dirva. Tai yra viena. Kita, ką jūs galite čia daryti, jūs čia galite, pavyzdžiui, išnaudoti ir galbūt saulės elektrinių statyboje, ar ne, galite investuoti į tai, jeigu matote tame perspektyvą, arba galite tiesiog čia pasistatyti savo galbūt svajonių sodybą, nes tai tikrai yra įmanoma padaryti ir turėti savo svajonių ramybės kampelį, įsikasti kokį tvenkinuką ir atvažiuoti čia atsipūsti, pailsėti nuo darbų, nuo rutinų, nuo tempo, nuo rūpesčių ir tiesiog pabūti su gamta ramybėje. Nes tikrai labai, nežinau, aš dabar jaučiu tokią atgaivą, nes tikrai jau šiandien diena tokia nėra labai jau iš lengvesniųjų ir kas mane sekate, tai tikrai žinot, kad mes su šeima bėgom iš miesto, nes kažkaip traukia mus gamta ir vis, kada reikia sugrįžti ilgesniam laikotarpiu, pabūti mieste, mane tai išsunkia, tai man čia tokia atgaiva, aš dabar galėčiau vaikščioti ir dar noriu parodyti netoliese iš tiesų, yra čia kitoj pusėje labiau, apie ką aš kalbu, ar ne, kad tai galėtų būti, ar jūs matysit, nežinau, jūsų, žiūrėkit. Perartins man čia ar ne? Ne, nelabai gal artina. Bet ten kitoj pusė yra, kuriasi sodyba, yra statomas labai gražus namas prie miškelio. Tai kažką panašaus gali turėti ir jūs. Dabar, kam bus aktualu, tikslios koordinatės, susisiekit, aš parodysiu, nes čia yra tikrai daug erdvės ir daug sklypų. Vieni yra labiau šitoj pusėje išsidėstę, kiti labiau į kitą pusę. Kai kurie iš jų ribojasi su miškeliu esančiu, nes jie yra tikrai pakankamai ilgi. Tai pasižiūrėkite detaliau aprašyme, kur pridėjau nuorodą. Gal ir vėliau dar pridėsiu čia į komentarus, kad būtų lengviau surasti, kaip tai atrodo vizualiai žemėlapyje, kad būtų lengviau įsivaizduoti. Tai va, jeigu perkate sklypus, daugiau sklypų, kaina jums gaunasi palankesnė, jeigu perkate mažiau, netokia palanki, tačiau lyginant su kainomis Kauno rajone, tikrai labai verta dėmesio. Tai va, visi, kurie svajoja susikurti savo ūkį, arba tiesiog savo ramybės oazę, varykit čionai. Tikrai labai tokia rami vietelė. Tai va, dabar aš atsipūsiu. Mano šeimyna ten kažkur, irgi čia vis iš už kampo išbėga, laksto, tai jie tegul čia palaksto laukuose, išsidūksta ir labai tikiuosi, kad užmigs bevažiuojant toliau, keliaujant šiandienos tikslų link. Tai va, galvoju, ką dar galėčiau pasakyti.
Aišku, kalbant apie komunikacijas, žinoma, čia yra žemės ūkio paskirties sklypai, čia komunikacijos nėra atvestos, tačiau elektros pastotė tikrai yra netoliese, jeigu kalbame jau apie tokį variantą kaip savo sodybos kūrimą, ar ne? Gręžinys ir visa kita, tai čia, bet kurioje vietoje galima pasidaryti. Gal tokia opiausias dalykas yra elektra, tačiau jinai nėra kažkur tai, kad labai labai toli. Va, žiūrėkit, ten tolumoj vaikai mano laksto. Tuoj va. Sudrums natūralią ramybę šiek tiek čia prie miškų. Tai va, tai kam yra aktualu koordinatės, kas norit pasižiūrėti detaliau, rašykit, paskambinkit, duokit signalą ir atsiųsiu tikslesnės koordinatės arba susitiksim čia pasibūti tiesiog ramybėje ir pasikalbėti apie ribas, apie galimybės ir taip toliau. Tai va, tai dar pasimėgauju šiek tiek ir keliausime toliau. Jeigu kažkas, kas žiūrėjo dar iki šitos vietos, žiūrėjo, tai ačiū labai, uždėkite širdelę, laiką, patiktuką, kokį nors. Man tai smagu sulaukti, ar ne? Galite parašyti komentarą, jeigu turite kokių tai klausimų. Ir taip pat, jeigu jums yra reikalinga pagalba parduodant, patarimas, arba tiesiog nežinot, kaip čia kas ir su kuo, tai galime sukontaktuoti. Pasikalbėsime. Tai va, mūsų tikslas, kaip jau nekartą minėjau, yra padėti jums greičiau pasiekti jūsų tikslą nekilnojamam turte, ar tai būtų greitesnis pardavimas, ar kažkokios sunkesnės situacijos išsprendimas, ar tai būtų sudėtinga situacija apskritai gyvenime, kas labai dažnai šiuo metu būna, įvairūs šeimų dramos ir nelaimės ir visa kita, kada reikia tiesiog greitai priimti gana skausmingus, bet rimtus sprendimus. Tai per visą tą kelionę lydime ir pagelbėjime. Tai kontaktus turite, aprašyme yra. Lauksime iš jūsų žinių, o dabar dar kartą parodau. Va, ten vienoje pusėje yra sodybėlė. O jūs galite kažkur čia įsikurti. Tai va, tai tiek šiandieną. Linkiu jums nuostabios dienos. Būkite sveiki, būkite laimingi, džiaukitės gražią vasarą. Tikrai labai smagu, kad lietutis nustojo lyti ir mes galim pasidžiaugti nuostabia lietuviška gamta. Iki!